Nežinau, nelabai iš tikrųjų kokią nuotaiką dabar kažką komentuoti. Žiauriai gaila. Antrą pusę sužaidėm, nežinau, kaip nėra žodžių pasakyti, kaip mergaitė. Arvydai, o sako, kaip mergaitės galbūt pavargot, ar kas atsitiko? Koks pavargom, tai jie taip pat žaidė. Jie žaidė irgi trečią dieną varžybas. Jokio nebuvo vis tiek, kai emocijos adrenalinas. Nežinau, gal per jau patikėm tą pergalę, gal jis po vieną kažką pradėjo norėti įrodyti. Pirmą pusę žaidėm kaip komanda ir buvo rezultatas. Labas vakaras. Džiugu būti tarp stipriausių keturių, labai skaudu pralaimėti varžybas paskutinės ir dar taip. Manau, kad tas toksai momentas, kuris labai nepatiko ir buvo blogas ženklas, ta pati paskutinis atsikovotas kamuolys ant antro ketvirčio pabaiga jų. Tai yra kaip tu išeini į Rūbinę, tai labai priklauso, labai svarbu yra ir tą akcentavom Rūbinėje, kad išėjus pradžią reikia labai lošti, pirmiausiai susikaupus, protingai, komandiškai, taip kaip žaidžiam, nieko nereikia labai daryti. Bet vieną paprastą dalyką, išmok krepšio metimus, kurių prametėme, nežinau, 12 gal visiškai tokių laisvų, kur pirmiausiai pirmoji pusė įmetėme, prametėme. Bet čia didžiausia problema ir buvo puolime, kad neįmetėme tų metimų. O po to atsirado nervuotumas, Šiauliai tą pajautė, sugrįžo į varžybas ir užbaigė jas labai kovingai. Klausimai? Tai ketvirtą geras rezultatas žiūrėti? Šiuo momentu tai norėjom laimėti trečią vietą. Ėjom, kovojom ir taip toliau tikrai iki paskutinių. Bet, kaip žiūrint, prieš visą turnyrą, būtų, sakau, tarp keturių stipriausių komandų šalyje, taip, manau, yra geras rezultatas. Dabar tik tai, aišku, po varžybų yra labai didelis nusivylimas. Bet viena komanda turėjo būti, kuri bus nusivylimas.